Sveiki, dar sykį sveikos mergaitės, visi, kurie čia užsukat pas kandelярį. Ir aš, kai turiu laisvo laiko, mėgstu labai daryti žvakes savo gamybos, vaškinės, natūralaus vaško. Ir taip pat darau ir programinės, ir maginės, ir taip dirbu su vašku, nupilinėdama ir negatyvą. Nu ir daug dalykų. Kaip sakant, žvakių magija išmanau ne tą tokią paviršinę žaismingą pusę, kur tik tais įsiliet formų žvakelį, įsilašinti eterinį aliejų, ten spalvą įdėti ir užsidegt. Ir pasidžiaugti liepsna, bet ir manifestacijas, užkalbėjimus, įvairius burtus, gydymo sukinukus. Visą tą kandelariją žinom, išmano, nes kandelarijos ir vardas yra kilęs nuo žodžio kandela. Kandela. Taigi mėgstu daryti iš natūralaus vaško žvakes, įvairias, turiu tokį savo stilių, koks aš mėgstu. Ir praktiškai visada dabar pas mane ir dega mano gamybos žvakės. Ar lietos, ar suktos, ar kaip tai kitaip sulipdytos, ar iš vaškuolių, ar iš grinai, reiškia, skysto vaško padarytos, įvairiais būdais, nes vaškinės žvakės yra sveikos, lyginant, nekenkiančios sveikatai, lyginant su parafinu žvakėms, aš apie tai kalbėjau, jau neskaitant visų kitų vaškų maginių savybių. Taigi, nu ir ką, ir kai tik turiu laiko ir padarau kokią žvakelę, netgi kur ten man išteka, lieka visokie vaško likučiai, aš perlydau ir persidarau dar sykį žvakelę ir nieko čia tokio stebuklingo, sunkaus nėra gaminant tą, reiškia, žvakę. Ir kiekvienas iš jūsų galite išmokti gaminti žvakes. Aišku, reikia turėti vaško, reikia turėti ten dažų, turėti knatui, reiškia, fitilių ten padaryti siūlą, sakykime, specialų. Na ir susukti tą žvakę yra visiškai nesunku, netgi šiaip per pasiplėpėjimą, bet kokį galim susukti. Bet jeigu kas norėtų iš tikrųjų išmokti rimtesnių, reiškia, dalykų susijusių su žvakių gamyba, su žvakių, sakykime, magija, ugnies magija, vaško magija. Ir pritaikyti savo kasdieniniai veikloj, tai pat kandelarija tikrai galėtų pamokyti jūs. Nes turiu daug žinių ir galiu pasidalinti tą informaciją, kurią aš jau ne per 1 metus sukaupiau. Ir tai nėra tik tais, reiškia, žaidimas pasidaryti žvakę. Kažkada man irgi tai buvo tik žaidimas pasidaryti žvakę, ją užsidegti. Ir iš esmės ne visiškai suprasdama aš jas jau gaminau ir anksčiau. Bet kai žmogus supranta, dėl ko daro, tai jis jau daro programinės žvakes, žino, kokią spalvą reikia dėti, kokią medžiagą, kokią žolytę, kokią eterinį aliejų, kokį burtažolį, pasakyti burtažolį, kokiu laiku kas daryti, kokias ten, jeigu iš plonų žvakelių, sukinukus daryti, skrutkas, kaip rusai sako. Vėlgi yra savo taisyklės, reiškia. Ir jeigu jūs norėtumėte išmokti šito meno, jūs galite kreiptis į mane, aš galiu jūs pamokyti. Bet to jūs be abejo galite daryti užsakymus individualius, kokių jūs norėtumėte iš manęs žvakių. Ar norėtumėte tiesiog moterišką energiją suaktyvinti, ar pinigų energiją suaktyvinti, ar sveikatai pastiprinti, ar kažkokiam negatyvui nuimti. Yra programos tam tikros, darant tokias žvakes, jos, reiškia,
įdedant į žvakę, infiltruojant, užkalbant. Ypač patyrę specialistas tai padaro. Bet ir mėgėjai gali pasidaryti paprastesnės, lengvesnės, tokias iš programinės žvakeles, žinodami, į kurią pusę sukti, kokiu laiku, kokią ranką laikyti, kaip tai yra daroma. Ir galima pasidaryti išties veikiančią, magiškai veikiančią žvakę, kuri harmonizuos jūsų gyvenimą, jūsų energiją, jūsų sveikatą ir panašiai ir panašiai. Ir galima netgi pasipuošti ir labai, kaip sakant, maloniai pasidžiaugti tą žvakės liepsną, jos degimu, jos kvapu ir patirti taip pat kūrybinio proceso malonumus. Taigi, kas susidomėtų, galite man prašyti asmeniškai į asmeninį paštą Kandelariai arba netgi po šito video, kad domitės. Ir aš galėčiau jūs apmokyti, nuotoliniu būdu galiu apmokyti. Va, šito žvakių magijos meno. Nesunkiai. Tai va tiek norėjau jums papasakoti. Štai va kokią bekalbėdama su jumis padariau, kad rastumėte labai mielą žvakelę, kurią netrukus uždegsiu per kortų skaitymo sesiją. Iki jūsų Kandelarija.